Kiek kainuoja nukeliauti į Machu Picchu? Tai kadangi iki mano kelionės į Peru liko 31 diena tikriausiai, tai šiandien noriu papasakoti, kiekgi kainuoja, kad galėtumėte pamatyti tą nuostabųjį pasaulio stebuklą kaip Machu Picchu. Vienas variantas yra, jūs galite 5 dienas haikint, kas jums kainuos apie 500 eurų. Arba yra kitas variantas, kurį aš pasirinkau, tai važiuoti traukiniu, kuris yra irgi aфиgenai brangus variantas. Aš keliausiu su autobusu ir traukiniu, tai man reikia 2 bilietų į priekį ir atgal. Autobuso plus traukinio bilietai į vieną pusę kainuoja 103 eurų. Aš nemanau, kad aš kada nors esu mokėjus tiek daug kažkokioj pasaulio šalyje už traukinio bilietus į vieną pusę. Tai žodžiu, kai jūs nukeliaujate su tuo traukiniu ir autobusu, jūs atkeliaujate į Aguas Calientes miestelį, tai kuriame jūs dar turite nakvoti, nes jūs į Machu Picchu keliausite tik kitą dieną. Aišku, galima padaryti per vieną dieną, bet čia tiesiog per sudėtinga ir neapsimoka. Tai žodžiu, jūs turite nakvoti tame miestelė Aguas Calientes, kur nakvynė kainuoja, tarkim, apie 30 eurų hostelėje. Jums reikalingas dar vienas autobusas jau iš Aguas Calientes iki pat Machu Picchu ir to autobuso kaina į priekį ir atgal yra 30 eurų dar maros. Tai čia nebe tai baisu. Jūs patektumėt dar į patį Machu Picchu, jums reikalingas biletas, kurio kaina yra 70 eurų. Tai va, jeigu jūs dar turite svajonę nukeliauti į Machu Picchu, tai pirmą pasiskaičiuokit biudžetą ir nuspręskit, ar jūs to tikrai norit.